Tai laba diena visi atvykę ir atėję. Labai džiaugiamės jūs čia matydami. Ši paroda, Keisti siek paroda, yra beveik jau paskutinis mūsų projekto dalykas. Dar liko knygutė išleisti, parašyta ataskaita ir projektą baigsim. Tai šitą projektą pradėjom daugiau nei prieš metus. Jo tikslas buvo važiuoti į 10 Lietuvos miestelių ir ten vesti mokymus miestelių jaunimui. Tai darėme kartu su visų Šventųjų šeimos paramos centru ir vyko visa Keisti siek komanda, naujai susikūrusi būtent šiam projektui. Labai norime padėkoti ES ir programai Veiklus jaunimas, kuris suteikė mums finansavimą ir jo dėka galėjome įvykdyti ir įgyvendinti savo idėjas. Taigi, kaip jau minėjau, važiavome į 10 miestelių, ten susipažinom su nuostabiais žmonėmis ir mes aplankėm Kapčiamiestį, Salaką, Pocinėlius, Onuškį, Lekėčius, Alizavą, Žeimius, Pajūrį, Sedą ir Dobilus. Tai 10 miestelių, skirtingi žmonių veidai, 10 skirtingų istorijų, vis kiti atradimai, kartais ir praradimai. Bet viskas, kas buvo, tai buvo labai puiku. Ir tiek mums, tiek miesteliams, manau, kad suteikė neįkainojamos patirties. Vakar galvodama, ką pasakyti ir ką čia kalbėti, galvojau, kuris žodis geriausiai apibūdintų šitą projektą. Ir nusprendžiau, kad šitą projektą geriausiai apibūdina žodis mainai. Nes ir Keisti siek komanda labai daug gavo iš šito projekto ir visi miesteliai. Tai mes gavom patirties rašant projektus, susipažįstant su miesteliais, kurių nepažinojome ir juose dar nebuvom buvę. Sutikom daug naujų, gražių ir labai įstabių žmonių, ir vaikų, ir mokytojų. O jaunimui tikim, kad suteikėm daug žinių, naujų žaidimų, supažinom su savanorystė Lietuvoje ir užsienį, papasakom apie neformalų ugdymą ir tiesiog gerai praleidom laiką. Ir galima drąsiai sakyti, kad pasiekėm savo tikslus. Tai labai norim pasidžiaugti Salaku, kurio jaunimas pats parašė projektą, dabar jį įgyvendina. Taip pat norim pasidžiaugti Alizavos jaunimėlių, kurie šiuo metu, na dabar vasarą, bet kai būna pertraukos, tai jie nežaidžia mokykloje sniego karo, o žaidžia mūsų išmoktus žaidimus. Taip pat stebimės Dobilų jaunimų, kurie labai daug žinojo apie neformalų ugdymą ir kartais net galvodom, ką mes dar galim jiems naujo pasakyti. Ir projekto metu buvo labai gražių šiaip akimirkų. Pirmųjų braškių, kurias mums atnešė Kapčiamiesčio vaikai, šiltą pyragą, kurią iškepė Alizavos viena mokinė Agnė. Ir vaikų nuostaba, kai jie sakydavo, mes tai galvojom, kad jūs atvažiuosit ir pasisodinsit mus ir skaitysit paskaitas, o to nebuvo. Tai iš visus šitos dalykus labai norim padėkoti vaikams. Bet taip pat, važiuojant į visus miestelius, buvo ir kitų labai svarbus žmonės, tai buvo mokytojai, mokyklų direktoriai, kultūros namų darbuotojai ir vadovai, kurie mus priėmė labai šiltai ir iš jų mokėmės labai didelių ir gražių dalykų. Ir čia negaliu nepaminėti to, ką miniu visur. Tai aš labai didžiuojasi, kad mūsų didelė dalis Keisti siek komandos yra iš vienos mokyklos, tai yra iš Vilniaus Jono Basanavičiaus anksčiau buvusios vidurinės, dabar gimnazijos. Ir manau, kad visi norim padėkoti ir šios mokyklos mokytojams, vieną turim čia pas save, kurios mokytojos ir visa mokykla įdėjo mums į širdį kažką, kad mes sugebam daryti tokius gražius projektus ir kažką suteikti dar ir kitiems. Tai labai dėkojam jiems. Žinoma, be šio projekto nebūtų buvę be šio dienos centro, kuriame dabar esame, tai visų Šventųjų šeimos paramos centro. Be buvusios direktorės Justinos, kuri pasitikėjo mumis ir sutiko kartu įgyvendinti šitą projektą. Be dabartinės direktorės Linos, kuri mus palaikė ir manau, kad šitą projektą su jie gražiai ir pabaigsim. Ir žinoma, galiausiai vieninteliam žmogui, be kurio šito projekto tikrai nebūtų buvę, tai yra Danguolės, kuri sugalvojo šitą projektą ir mus visus subūrė. Buvo entuziastinga, veikli, kartais pasakydavo griežtesnį žodį, bet be jo turbūt ir nebūtumėm išsivertę. Ir žinoma visų mūsų Keisti siek dalyvių,
ir visų miestelių bei mūsų jaunimo. Ir dabar noriu pakviesti pasidžiaugti mūsų parodą, kurią matote čia ant sienų, pasidžiaugti Jono ir Kristijono duetu, gitaromis ir būgnais ir niekada neužmiršti, kad Lietuvos miesteliai yra labai gražūs. Ir jeigu kad nors užmiršit ar suabejosit, tai būtinai nuvažiuokit į mūsų lankytus arba kitus ir suprasit, kad yra viskas taip gražu ir taip gerai. Ir galiausiai noriu palinkėti jums ir mums su dar daug projektų, truputį naiviai, bet noriu palinkėti. Gyvent nemirtingas svajam, tylos ir ramybės nekęsti. Vieniems prieš šimtus stoti kovą, kelius į teisybę surasti. Gražios parodos. Tai žiūrėkitės, dairykitės, vaišykitės, žaiskit žaidimus, ten žiūrėkit dar nuotraukas ir filmukus iš mūsų miestelio. Tai pasirašykit į knygą kiekvienas atėjęs. Pirmas buvo